Sveiki, mielieji! Jeigu žiūrite šitą video, greičiausiai esate vienas iš tų, kuris nori savo noru dalintis debesų pievoje savo žiniomis ir praktikomis. Labai džiaugiuosi, kad jūs susidomėjote galimybę debesų pievoje pasidalinti tuo, ko patys taip stipriai degate, kad nuoširdžiai norite pasidalinti su tais, kurie nori išgirsti jūs iki paskutinio jūsų išminties lašo. Taigi, sveikinu su šito jūsų noru ir labai džiaugiamės, kad esate iš tų, kurie mato vertę dalyvavimo tokiuose renginiuose kaip debesų pieva. Ką turėtų žinoti instruktoriai, lektoriai, muzikantai ir visi kiti žmonės, kurie nori dalintis dalykais debesų pieva. Visų pirma, tai yra oksitocinis, empatijos, supratingumo festivalis. Tai reiškia, kad visi mes esame tenai susirinkę dėl to, kad viens kitą įsigilinti, suprasti, išgirsti, išklausyti. Ir kadangi pats savanoriauju netgi Lietuvos kalėjimuose, tai teko susidurti su labai akivaizdžia savanorystės vertybe, kai nuteistieji sako, tai kokiu čia projekto vedamas atvažiavai, kas tave moka, kiek tau moka pinigų, kad atvažiuotum su mums šnekėtum. Ir aš visą laiką jiems galiu nuoširdžiai pasakyti, aš pas jūs atvykau savo noru, nes jūs man rūpite. Ir būtent tas dalykas atveria netgi tokių užkietėjusių nusikaltėlių širdis, būtent todėl, kad eina iš širdies į širdį, savanorystės formatu. Taigi, debesų pievos visas renginys yra apie savanorystę, apie tai, ką mes norime daryti, kuo mes gyvename, kuo mes galime dalintis, netgi jeigu mus pažadintų 3 valandą nakties. Tai tiek apie savanorystės dalį. Sekantis dalykas yra, ką mes galime jums suteikti kaip festivalis. Taigi, tie žmonės, kurie užpildys anketą, vedlių, tie turės sulaukti mūsų atrankos rezultatų, kai mes pasidalinsime su jumis, kas buvote išrinkti, o kas ne. Praeitais metais mes sulaukime virš 120 anketų, tai suskaudančia širdimi aš kiekvienais metais turiu kažkam tai pasakyti, ne šiais metais. Ir tas dalykas vien dėl to, kad debesų pieva neturi tokių galimybių priimti visų 120. Bet mes, žiūrėdami pagal poreikį, pagal pasiūlą, atrinksime tuos, kurie labiausiai atitinka debesų pievos esmę, kurie labiausiai reprezentuoja savanorystės idėją ir reikalingas aktualias temas, ir mes išsiųsime jums atsakymus. Tai sekantis dalykas, ką debesų pieva jums gali duoti. Tie, kurie lektoriauja, groja arba veda tenais kažkokius tai jogos arba mankštos viskias užsiėmimus, šitie žmonės iš debesų pievos gaus apmokėjimą kuro nuo savo namų iki festivalio ir atgal. Tai reiškia, jūs turėsite pasiskaičiuoti, koks atstumas yra nuo jūsų namų iki debesų pievos ir tada primesti, kiek kainuoja užpilti kurą. Tada mes jums dar duosime nemokamą maitinimą, suteiksime tomis dienomis, kada jūs dirbsite, kada jūs dalinsitės savo dalykais. Sekantis dalykas, ką mes galime jums padovanoti, tai jūsų draugams vieną nemokamą bilietą, kurie kartu su jumis galės atvykti ir dalyvauti visoje pievoje, nemokėdami už tai pinigų. Bet už maistą turės susimokėti patys. Nemokamas bus tik tais bilietas. Kas liečia nakvynės, tai nakvynę mes skirsime tiems instruktoriams, kurie dalyvaus programoje nuo trečiadienio iki sekmadienio. Tai bus žmonės, kurie kiekvieną dieną dirbs kažką tai pievoje. Aš labai suprantu, kad kai kurie žmonės pagalvoja, tai aš irgi galiu kiekvieną dieną kažką tai daryti. Bet esmė yra tame, kad mes duodame tokį skirtingų lektorių ir pasisakymo asortimentą debesų pievos dalyviams. O tie, kurie dirba kasdieną, tai čia jau bus jogos instruktoriai arba treniruotis, tie, kurie darys tokius rutininius dalykus. Taip? Taigi, tai irgi toks labai siauras žmonių ratas, kuriems mes galime suteikti nakvynės sąlygas. Todėl, kad iš tikrųjų Zalinsų sodyboje yra gan brangu gyventi, todėl mes negalime skirti visiems lektoriams tokių galimybių. Bet tie, kurie dirbs nuo
pirmos iki paskutinės dienos, tie šitą galimybę gaus. Ir ką dar jūs gausite? Jūs gausite maikutę, jūs gausite pripažinimą, jūs gausite daug aplodismentų. Ir raktinis žodis viso šito video, tai bus tas žodis, kurį jūs turite pažymėti anketoje, katras brandas buvo paminėtas šitame video. Tai raktinis žodis yra žaros varinės. Ir pagrindinis galbūt dalykas yra, kas liečia debesų pievos, tai tas visas, kaip ir minėjau, oksitocino ir ryšio vystymas. Taip? Ir tai reiškia, kad debesų pievoje lektoriai, instruktoriai ar kas bebūtų, jie niekados nereklamuoja savo produktų. Nes, kaip ir minėjau, tose situacijose, kai atvažiuoju į kalėjimus, kai žmonės pasako, aš atvažiavau todėl, kad man sumokėjo, arba aš atvažiavau tam, kad uždirbti pinigų, tada tas dalykas nukrenta ūpas žmonių ir sako, tai čia atvažiavo mums reklaminį kažkokį pristatymą daryti 2 valandų ilgumą. Todėl labai jūsų prašau, jeigu jūs tikrai jaučiatės, kad negalite dalintis nemokamai ir jums yra per brangu atvažiuoti pasidalinti nemokamai į debesų pievą savo išmintimis, tada jums nereikia važiuoti į debesų pievą. Debesų pievoje yra visi tik savanoriai. Tai yra toksai festivalis, kuriame visi jaučiasi tartum suvažiavę į giminių suvažiavimą, kuriame visi dalinasi nuoširdžiai, nes vieni kitose mato savo artimuosius ir jiems rūpinčius žmonės. Taigi, šiais metais pagrindinė tema yra jausmai ir apie tai, kaip mes jaučiamės. Todėl mes priorituosime į priekį tuos lektorius, kurie kalbės apie jausmus, apie mumise, mūsų kūne, pavyzdžiui, kaip jaučiasi liūdesys, kaip jaučiasi pyktis, kaip jaučiasi nerimas, kaip jaučiasi džiaugsmas arba kaip jaučiasi baimė. Ir ką galima padaryti, kad visus tus jausmus kažkaip tai nukreipti kitomis linkmėmis. Pavyzdžiui, kaip pyktį galima naudoti sportiniams pasiekimams. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai jaučiuosi visą laiką, jeigu aš būnu supykęs, tada aš einu daryti prisispaudimų ir aš padarau daug daugiau, negu darau jos būdamas koks ten ramybės arba džiaugsmo būsimoje. Tai vat visas tas festivalio šių metų tema yra apie kas mumise gimsta, kokie jausmai, kaip juos atpažinti, kaip suprasti, kad manyje kažkas tai dabar darosi ir ką aš su tuo galėčiau padaryti naudingo, kad žmonės po debesų pievos visas tas žinias parsivežė pas save namo, į savo šeimas, į savo darbovietės, į savo bendruomenės, į savo miestelius, kaimus ir giminių draugų ratus, galėtų vis tai praktikuoti ir debesų pieva taptų visa Lietuva, visas pasaulis, kur žmonės grįžę po 5 dienų praktikų įvairių apie drąsą, apie atvirumą, apie nuoširdumą, apie atsidavimą, apie įsigilinimą į save ir į kitus. Žinote, kaip namaste, dieviškumas manyje, atpažįstu dieviškumą tavyje. Bet kad manyje vykstų dieviškumas, jis turi būti išvystytas, pripažintas, suprastas ir mylimas. Ir tik tais tada aš galėsiu vis tai atpažinti kituose. Be šitų visų bruožų mums labai yra sudėtinga progresuoti ir eiti į priekį kaip tautai, kaip bendruomeniai, kaip žmonijos daliai. Tai va, debesų pievos pagrindinė esmė yra apie tai. Ir nesvarbu, ką jūs norite pateikti. Ar tai bus piešimas, ar tai bus dainavimas, ar tai bus šokio praktikos, ar tai bus viešojo kalbėjimo praktikos, ar tai bus dar kažkokie išmintingi dalykai apie miegą, apie mitybą, apie visus kitus dalykus. Visų pirma, reikia užduoti klausimą, apie kokį jausmą eina tema. Taip, apie kokį jausmą mes dabar kalbėsime. Tai va, ir turbūt pabaigai norėčiau dar kartą jums padėkoti, kad nusprendėte užpildyti anketą ir prisijungti prie visos šitos plačios bendruomenės, kuri darys gražius dalykus. Debesų pievos publika yra labai įvairi. Pas mus dalyvauja ir žmonės turintys kažkokių tai fizinių negalių. Taip, ir jie atvyksta pas mus ne tam, kad mes jų gailėtumėmės, o tam, kad mes galėtumėm iš jų mokytis.
Todėl mes priemam lektorius ir su negaliom. Tas pats dalykas yra ir kai atvyksta pas mus šeimos iš Lietaus vaikų organizacijos, kur vyksta dalymasis apie vaikus turinčius autizmo spektrus. Ir dar visokiausius kitokius kaip ADHD ir taip toliau ir taip toliau. Visa tai mums padeda labiau vieni kitus suprasti ir įsigilinti, kad pasaulis yra labai įvairus ir turintis labai daug skirtingų žmonių. Ir kad tai nėra kažkoks tai piktdžiugiškas arba kažkoks nenoras bendrauti. Tiesiog kai kurie žmonės kitokie, jų neuronų trasos kitaip juda. Ir mes norime didinti šitą suvokimą, didinti sąmoningumą būtent šitomis temomis. Taip pat į Debesų pievą atvyks ir žmonės, kurie lankosi kalėjimuose arba netgi dirba kalėjimuose. Ir visas tas dalykas yra labai svarbu visai mūsų bendruomeniai, nes mums reikia suvokti, kas nutinka su tais žmonėmis, su kuriais būna nepasirūpinta mokyklose, kurie jie atskyla į šoną ir tada jie nesuprasti pridaro daug keistų dalykų ir papuola į kalėjimą. Taip pat mes liečiame ir nepriklausomybių temas, vos ne paskui nepriklausomybės. Taip, nepriklausomybės nuo priklausomybių temas. Va. Ir tai irgi vėl apie tos pačius dalykus, mumise esančius poreikius ir tai, ko mes ieškome, iš tikrųjų, ką mes bandome užpildyti, kokias skylės viduje esančias mes bandome užkamšyti vienokiais arba kitokiais dalykais, kurie mus veda prie priklausomybių ir dar labiau supančioja, surakina mūsų laisvę ir mūsų pasirinkimus. Tai va, Debesų pieva iš tikrųjų yra kaip tikra normali pieva. Yra dirvožemis, o ant pievos auga įvairūs augalai, visokiausios ten gėlės, krūmai ir taip toliau. Ir pagrindinis dalykas yra tame, kad suprasti, kad pieva tai nėra vien tik tais žalia graži žolytė. Tai yra įvairios gėlės, įvairios. Būna ir dilginių, būna ir usnų, būna ir kurmrausių, visokiausių dalykų. Kaip normalioje pievoje. Būna musių, būna vabalų, būna bičių, kamanių, visokiausių paukščiukų ir taip toliau. Visa tai vyksta ir pievoje. Kai kurie žmonės būna ten tokie savotiškai keisti, bet kai mes įsižiūrime, tai mes suprantame, kad grinai toks pat vaizdas yra ir danguje, į kurį mes žiūrime ir matome, kad debesis yra labai skirtingi. Vieni šviesus ir balti, kiti tamsūs žaibuojantis ir griausmais besišvaistantis. Ir visa tai ir yra mūsų plati visuomenė. Ir būtent tas visas tolerancijos, empatijos dalykas ir yra svarbus, kad mes galėtume vieni kitus priimti, suprasti ir visų svarbiausiai sugebėti bendradarbiauti ir dalintis šitą nuostabią padangę, po kurią mes esame labai trumpai. Nes gyvenimas tai yra tiesiog akimirką pralekiantis stebuklas. Mislė, į kurią greičiausiai mes taip ir neatrasime atsakymų, bet galime patirti nuostabią kelionę. Tai tiek turbūt apie Debesų pievą. Ką norėjau pasakyti, toliau vyks komunikacija, susirašinėjimai, skambučiai. Kai anketą pildysite, užpildykite, kokį poveikį įsivaizduojate, kad paliks jūsų lekcija, treniruotė ar dar nors. Kad mums, Debesų pievos komandai, būtų aiškiau suprasti, kas tai per žmogus ir kokį pėdsakais ruošiasi palikti pievoje. Taip? Tada įdėkite savo Facebook'o arba kitokių puslapių, kokius ten turite linkus, kad mes galėtume pasižiūrėti į jūsų darbus ir apsispręsti, katriems paimti, o katriems pasakyti ne šiais metais. Tai tiek turbūt. Ačiū, kad esate ir norite būti mūsų bendruomenės dalimi. Tai mums labai svarbu, mes jaučiamės mylimi ir džiaugiamės už tai, kad jūs esate, kas esate, nes būtent todėl jūs ir galite dalintis tuo, ko dalintis norite. Tai tiek. Iki.